Sako, žinai, aš taip pat jaučiuosi, sako, faina tavo kalba. Sako, ir aš toks galvoju, o gerai, čia viskas normaliai. Ir sako, gal aš taip drąsiai nebūčiau išdrįsęs pasakyti, Baliavo dabar. Aš esu šiaip žiauriai kompleksuotas, tik tais gan artimi žmonės, tik tais mato, nemėgstu nieko rodyti, nei kažkokių santykių, nei meilės kažkokios atvirai. Aš čia vienas, žodžiu, kalbu. Tai toks ir turi būti podcastas su Donatu. Ne, toks turi būti. Susinervino dabar, nusakyk. Pabaig mintį. Tai, žodžiu, reikia man kažkaip daugiau duoti tau šiandien. Kodėl? Nesąmonė čia yra, čia ne podcastas. Nejuokim. Man atrodo, kad jaučiu ant liežuvio galo. Sveiki, jūs žiūrite Klaipėdos jaunimo podcastą ant liežuvio galo. Šiandien turiu labai ypatingą svečią. Aš netgi sakyčiau, kad šis žmogus yra šito podcasto krikštatėvis, nes idėja apie podcastą gimė iš pokalbių su juo, kai kalbėdavome prie kavos puodelio ir atsiverdavo daug filosofinių tėkmių ir aš galvodavau, oh my god, kokie geri pokalbiai, juos reikia išnešti visuomenę. Tai žodžiu, ponios ir ponai, su manim šiandien yra Klaipėdos jaunimo teatro aktorius, jaunimo teatro aktorius, teatro ir kino aktorius Donatas Želvys. Donatai? Labą dieną. Kaip tu jautiesi, ką? Dabar? Aha. Gerai. Nemeluok. Ne, nenoriu kalbėti, jau sakiau, bet gerai jaučiasi. Pakalbėkim, ką? Atsipalaiduok. Viskas čia gerai. Aš atsipalaidavęs esu. Dabar tiesiog galvoju, kad nelabai turiu ką pasakyti. Žinai, tu man Gera pradžia. Jo, gera pradžia pusė darbo. Kadangi aš laikau ir aš manau, kad tu man esi artimiausias šitam teatre, tai labai bijau, kad mes galim nusitrešinti. Ir kad tu dabar nejauti jokios atsakomybės ir neatsiversi normaliai, žinai, dabar sėdėsi užsiraukęs kaip vaikas. Tai prašau, Donatai, susikaupti, gerai? Gali būti. Gerai? Gerai. Tai pradedam nuo pirmos rubrikos, tai yra rekomendacija. Ką per pastarąjį mėnesį skaitėjai, žiūrėjai, girdėjai, matėjai įdomaus, ką galėtum parekomenduoti meno. Aš dabar tai skaičiau daugiausiai susijusiu su būsimų darbų, tai nelabai kažką iš rekomendacijų skaitimų. Nes tikrai skaičiau tik tais Tomo Mano visą. Jo? Jo. Tai skaičiau darbus, Užburto kalną, Mirtis Venecijoje, tada, žodžiu, apie jį daug skaitinėjau biografijoje. Tai kas čia per darbas būsimas, papasakok? Tai čia bus su Vilniaus jaunimo teatre bus darbas su Kristijanu Lupas, jis statys spektaklį Užburtas kalnas. Dar nieko per daug aš nežinau, iš tikrųjų prasidės darbai gegužės mėnesį. Dabar balandį labai daug visko išaiškės, tai ten bus įmanoma daugiau pakalbėti. Bet, premjera nusimato rugpjūčio mėnesį. Pati premjera vyks Zalcburge, Austrijai, festivalyje. Geras, fainai. Tai žodžiu, Tomas Manas, ne? Gerai, užskaitom. Ir, aš nežinau, čia vertas skaityti, bet šiaip tai šito kino pavasario šitas sakyk, labai įdomu. Interesų zona šiaip iš tikrųjų buvo gan labai, man patiko iš tikrųjų. Aš iš tikrųjų kaip ir nebuvo laiko taip labai daug tų filmų žiūrėti, bet aš važiavau į tą kino pavasario atidarymą ir tiesiog mačiau šitą filmą. Bet šiaip keistas kino pavasario pasirinkimas, nes susirinko ten visi su suknelėm, visi susipuošė tokia šventinės nuotaikos ir tą filmą, kai užleido, tai kai kuriam buvo in your face, bet šiaip geras filmas tikrai. Ir nes aš kažkaip galvoju, kad tai kažkokia irgi nauja stilistika gal atsiranda, kad visas filmas ne tik, pavyzdžiui, naratyvų istorijai keliaujantis filmas, bet ir atsiranda laiko prasmės, atsitraukimo, bet kokia, žodžiu, maišosi žanrai gali pasikeisti. Labai keistai, žodžiu, kaip ir ten irgi vos, nežinai, vyksta naratyv, kažkokis siužetinis
naratyvo pilnas siužetas ir iššoka kadras iš dokumentikos. Bet, kaip ir matytas dalykas, bet ta dokumentika irgi matomai surežisuota yra. Bet iš šių dienų. Ir po to labai, labai grįžta vėl į tą patį. Tai kažkaip, gal man tas filmas tokia, kaip ir kažkoks vienas iš tokių naujesnių požiūrių. Ir pačią istoriją. Ir aš manau, kad galbūt aš siaurą supratimą turiu, bet manau, kad, nes aš gal dabar tą pradėjau jausti, bet manau, kad ir teatras ateina ir ypač iš... Žanrų miksavimas toks? Jo. Sąlyginai, ne? Kad tai tiesiog paprastas keliaujantis naratyvas, jisai kaip ir traukia žmogų, kaip jisai yra įdomus, bet jis kažkokį, jis truputį jau, žodžiu, nebesulaiko tiek daug dėmesio. Taip. Gal dėl to, kad mes labai daug skrolinam. Aš tą patį žadėjau sakyti, kad mūsų visuomenė tikriausiai darosi tokia neišlaikanti dėmesio ir taip pat turi entertaininti įvairiausiais, ką žinai, tipo, reelsas, tai trumpas. Ir reelsas, story. Taip. Ir dar kažkokie, visokie šitie trumpi dalykai. Tai visiškai. Tai manau, tas ir į meną kažkaip. Jo, ir aš visai neseniai kalbėjau, nežinau su kuo, kad sakau, šiuolaikiniam žmogui, bet pavyzdžiui, net ir buvau Vakarų krantinė, ar ne, kur tu suorganizavai man nuėjimą, ačiū to labai. Prašom. Tai žodžiu, kad ilgas spektaklis, jis viskas su juo tvarkoja, bet jeigu jis būtų trumpesnis, jisai būtų iš viso labai geras, žinai. Nes man atrodo, šiuolaikiniam žmogui yra sunku ilgai, išsėdėti ilguose darbuose, žinai, man taip atrodo. Net jeigu, ta prasme, aš tai esu vis tiek daugiau mažiau vartojanti, žinai, o jeigu yra žmogus visiškai iš gatvės atėjęs, blemba, turėtų būti sunku, aš tai galvoju. Aš tai kažkaip sutinku su tavim iš vienos pusės, iš kitos pusės, būtent Vakarų krantinė, tai iš kitos pusės, tai Adomas, čia režisierius, jeigu kažkas... Jo, nes be konteksto taip. Jo, jeigu be konteksto, tai režisierius Adomas, jisai labai... Jisai šitą spektaklį statė kažkaip nusimdamas savo kažkokią egoizmą ir jisai bandė labai įlysti į Kolteso pasaulis, ten tiesiog visą jo biografiją perskaitė, jisai, žodžiu, net domėjosi, kokius jis filmus jo mėgstamiausiai, ką jis valgo, koks maistas, tiesiog jisai visą tą Koltesą kiaurai išilgai, net mes atėjome į pirmą repeticiją, tikrai atrodė, kad jis yra pats Koltesas. Tai, jo pats Koltesas, jisai ir panašus šiek tiek, kai dar buvo nenusiskutęs plaukų, buvo gan panašus, tai aš galvojau, kad tiems žmonėms, kurie daug perskaitė apie Koltesą, daug, sakykime, daug kažką analizavo jį, tas spektaklis dar kitaip turėjo atrodyti. Turėjo būti pažįstamas, jisai netgi bandė, netgi požiūrį, netgi, sakyti, banaliai kalbant, net mizansceną sustatyti, kaip Koltesą statyti. Nes atsimenu netgi ir paskutinė ta scena, tas šokis, tas tempimas to kūno ir taip toliau. Ir tada Adomas sako, čia yra visiškai, čia jaučiu, sako, kad čia visiškai koltesiškas, gavosi šitas momentas. Tai jisai to labai ieškojo, kažkaip nusimdamas, ką pats Juška nori padaryti, bet tai už šitą dalyką. O Koltesas šitą medžiagą parašė ilgą, jisai parašė ją kaip ir kiek domėjomės, tai parašė, kad jisai kaip tik vos ne priešinosi visam tam einančiam teatrui, kad ten monologai turi be pradžios, be pabaigos, ten jie susimaišyti mintis, nėra nuoseklaus sekimo. Ten jisai kažkaip kovojo su teatru, rašydamas tą pjesę. Jisai parašė netgi tą pjesę, kaip ten 7 personažai yra ir tie 7 personažai yra visi pagrindiniai, kad nėra nepagrindinė personažai. Ir tai yra žiauriai sudėtinga. Nes dažniausiai režisierius turi kaip, aš čia vienas žodžiu kalbu. Tai toks ir turi būti podcastas su Donatu. Ne, toks turi būti. Susinervino dabar, nusakyk. Pabaig mintį. Tai, žodžiu, reikia man kažkaip daugiau duoti tau šnekėti. Kodėl? Nesąmonė čia yra, čia ne podcastas. Nejuokink. Baikite su to podcastu. Čia aš visą laiką visiems turiu, žinai, dabar aiškinti. Podcasto
ištakos yra audio, nu, ta prasme, ne laida. Tai yra audio laida, kurią tu klausai ausinukėse ar bet kur, žinai. Ir tai yra radio pasakojimas. Taip yra LRT bent jau. Jie tai užvadina radio pasakojimas, radio dokumentika. Tai yra tikrasis podcastas. O tai, kas išvirto Lietuvoje, vat tokios laidos, yra ne podcastas. Aš blogai darau, kad aš vadinu podcastas ant liežuvio galo. Tai turėtų būti gal, laida tiesiog. Ir tada, kai išeina tos laidos, visi man sako, bet blemba, čia yra kaip interviu, tu visus kalbini, o pati nekalbi. Nu taip, nes čia... Nu tai va, ir tada, žinai, toks gaunasi truputėlį nesusipratimas arba, žinai, toks žanrų irgi, žurnalistinių žanrų susimiksavimas. Nu, jo, bet vis tiek, manau, kad per tavo prizmę keliauja šitas pokalbis, žinai, yra per... Taip, per mano kažkokį... Ir tame tas podcastas ir yra, žinai, kad ir tavo nuomonė yra, svarbi, kad nesusidaro, kad vienas žmogus kalba labai teisingai, tai ką aš pasakau, arba yra labai teisinga, kitas žmogus tiesiog sutinka su to. Aš manau, kad čia kaip tik gal faina proga, kad gali susikirsti. Apskritai, aš, pavyzdžiui, norėčiau irgi turėti, nežinau, nebūtinai viešų, bet norėčiau turėti... žodžiu, kažkokių susikirtimo taškų. Ties daug klausimų, ties teatro, ties teatro klausimų, ties kažkokių apdovanojimų, sakykime, ko skirimo, ko neskirimo, žinai. Diskusijų tokių. Diskusijų, ta prasme, be kažkokių konstruktyvių diskusijų, be jokių neemocinių pagrindų paremtų, bet šiaip įdomu sužinoti, kaip žmogus mąsto. Kur yra žmogaus egoizmas, o kur keliauja, žinai, tikras noras, arba tikrai, kažkoks nusivylimas. Taip. O kur keliauja tiesiog ambicijos, arba ne tik ambicijos, bet kažkoksai asmeninio kažkokio įvertinimo stoka. Nežinau. Tai mes gal tą sugalvosim kitą sezoną, žinai, padaryti kažkokį tokį diskusiją ar dar, kai trauksim daugiau žmonių, kad ne aš viena čia būčiau, žinai. Tai dar, žinai, čia tuo man ir faina, kad nebūtinai jisai turi būti toks ir viskas, žinai, čia gali visai būti. Tai... tai labai gerai. Tai gerai. Aš kažką nepabaigiau. Taip, nepabaigiau. Tai pabaiga. Tu prisimeni, ką dar kalbėjai? Aš atsimenu, aš kalbėjau apie Juškos kad žiūrovams tas spektaklis Vakarų grandinė. Kad per ilgas, aš sakiau, ne? Jo, per ilgas ir aš nepabaigiau sakyti apie personažą, kur jeigu režisierius, žodžiu, pasirenka vieną pagrindinį personažą, jis kaip ir turi... Daugiau esu pasėdęs, kad labai režisieriai tada su to pagrindiniu personažui bando labai ryšį pagauti. Nes tai yra svarbiausias tipo. Jo, nes tai yra labai svarbu, kaip nes vis dėlto dažnai per pagrindinio veikėjo akis matosi pasaulis. Ir reiškia, turi tas akis valdyti režisierius ir jis turi labai gerai sutarti, ne tai kad sutarti, bet turėti kažkokį kūrybinį lauką tą patį pagrindinis aktorius ir režisierius. Ir kai Adomas stato spektaklį su 7 aktoriais, kurie yra pagrindiniai personažai, jis turi su 7 žmonėm atrasti vienodą ryšį, tai yra žiauriai sudėtinga. Tai tikrai manau, kad Koltesas, man taip rodo, kad jisai tokią misiją neįmanoma padarė. Iš tikrųjų, įmanoma, bet žiauriai sudėtinga, kad tas spektaklis, sakykime, tas visas 4 ar 3 valandas, kiek jisai, kad jis visas 3 valandas jisai būtų, nes tu negali sirgti už kiekvieną personažą. Aš suprantu, kad gali būti kaip, nežinau, kaip Games of Thrones, sakykime, kur keitaliuojas pagrindiniai personažai, bet ten vis tiek, kai pasikeičia pagrindinis personažas, lieka vis dėlto ant vieno, vis tiek maunasi, kad pagrindė keliauja su šituo, kol šitas nemiršta ir atsiranda kitas. Arba jau iš anksto įveda kitą personažą, laikydami šitą personažą kaip priekį, bet jau iš anksto jau turi tą kitą personažą, kad jeigu tas dings, svoris ant to persimės. O Koltesas rašė ant visų 7. Bet to spektaklio, kaip tu galvoji, ar nėra, kad vis tiek nėra visi 7 pagrindiniai? Man tai pasirodė, kad vis tiek daugiau mažiau ant tavęs lyg ir, nes tipo, bent, žinai... Kaip ir galėtų tai būti, bet... Kad taip viskas sukasi... Jo, bet kaip ir galėtų būti, bet
tada yra nesuprantamas pokalbis, nes prasideda apie vieno žmogaus tragediją, nes aš netgi sakyčiau, kad pagrindinis yra pagal istoriją turėtų būti Meškauskas, jo vaidinamas personažas, nes nuo jo prasideda istorija ir jo baigėsi istorija. Nu, iš esmės jisai nes į jį įeina istorija. Tai kad jis nėra daug scenų ir daug, kaip pasakyti, išrašyto teksto, bet apie jį daug kalbama, vien apie jį kalbama. Ir tada atsiranda jauno žmogaus kažkoks, kito jauno žmogaus, ir tikrai labai daug, žodžiu, kava kyla. Šiaip aš čia taip visiškai off topic, bet apie tą patį, man labai patiko, žinok, Laurynas Luotė. Labai geras, gražiai susitvarkė ir gražiai scenoje jis atrodo ir taip labai, taip gražiai, subtiliai, labai patiko jo vaidmuo. Aš buvau net nustebinta, ta prasme, žinai, kad... Tai jisai tikrai tvarkingai, nežinau, aš negaliu vertintis, bet manau, kad tai ir namuose dabar pas... Irgi, jo, vakar kaip tik mačiau spektaklį. Jo, neblogai tikrai. Tai va, tai... Adomas gavo kryžių. Tai sveikinimai jam už režisūrą. Jis tikrai, manau, kad jis fainas ir su juo įdomu dirbti. Aš jam netgi tokį komplimentą, ne tik komplimentą, bet dažniausiai, kai dirbi su kažkokiai, sakykime, tokiais režisieriais, kurie kartais tai truputį pakeičia. Ne truputį, faktas, Masalskis tikrai čia mūsų visus, visai... kaip asmenybės pakeitė. Nežinau, kas... Tikrai Olga Lapina buvo periodas, mes su ją dirbom ir tikrai man buvo toks periodas, kada man tiek daug įkvėpimo jinai man davė. Mūsų darbas toks išėjo, kur daug... O ką jūs su ją darėte? Mes Medėjos vaikus tokius padarėm, bet ten buvo... Bet čia po mūsų teatro? Ar... Taip. Mes tik baigę. Medėjos vaikai buvo toks... Spektaklis, tikrai jis toks keistas, spektaklis buvo labai daug neigiamų reakcijų susilaukęs iš mūsų artimų, ne teatro žmonių. Jisai buvo keistas, tuo metu mes kažkaip, ir vis tiek iš to daug dalykų visokių. Aš dabar net nebeatsimenu apie tą spektaklį, iš tikrųjų nieko, nes tikrai labai senai buvo. Bet aš atsimenu, kad Olga labai gerai mokėjo inspiruoti ir labai pakeitė man visą mindsetą, žodžiu, tada pakeitė. Iš to, taip, aš po to atsakiau, kad iš to po to pinigauti gimė, nes norėjusi tiesiog, jinai tokį įmetė kažkokią laisvę, tu turi, ir mes tada galvojau, ką veikti vasarą, pinigų nebuvo, ar galvojom, su Gyčiu, reikia gatvę eiti ir prašyti tiesiog. Ir tada atsirado tie pinigautai. Daugiau, kad tu esi klaipėdėlis, daug gyvenimas nepasisekė ir neturi kur dėtis, atvažiuok čia, bus kur kas geriau, nes tokia džiazuojančių uostų aš dar nemačiau. Pušysi taip, kaip per močiutės gimtadienį, linksma čia taip, kaip per Albino vardadienį, kemė čia tik taip, kaip tavo išėda čia netokie, kaip mes galim sukurti dainą. Bet iš esmės jos buvo kažkokio tokio laisvumo, net ir jos spektakliai buvo kažkokių panašių netgi dalykų, ką mes po to ir pinigautuose darėme. Tai ir daug tokių žmonių, kurie po truputį tave patį pakeičia. Ir tada tie toksai periodas, kad tu susitinki, pavyzdžiui, ar ten su jaunesniais žmonėm. Ir tu supranti, kiek jie daug talento turi ir taip toliau, bet kažkaip jie tavęs ne tiek paliečia, bet tu daugiau tau įdomu jie stebėti tiesiog. Ir Adomas, jisai irgi buvo tasai žmogus, kur taip po šito darbo, žodžiu, kažkokios pauzės norėjosi, jis kažko irgi užbūrenčio įsodino. Geras. Ir kažkokį požiūrį, tikrai aš anksčiau kažkaip galvodavau, ne tai, kad galvodavau, bet labai daug susikoncentruodavau į save, kuriant vaidmenį, kaip aš perteiksiu tą vaidmenį ir kai aš pamačiau jų tokį didelį darbas jo ir Kolteso, kaip jisai taip stipriai bandė kažkaip atiduoti duoklę tam Koltesui už jo parašytą tą darbą. Pradėjau irgi labai daug, vien šitas dalykas, tokį truputį, aš pradėjau daugiau domėtis, kaip atsiranda kūrinys.
Bet tai ar tu to anksčiau nedarėjai? Dariau, faktas, kad dariau, bet gal neakcentavau, o dabar tiesiog dariau, tai visi tą daro, nes kitaip neįmanoma. Nes žinai, net dabar irgi važiuodama į Klaipėdą, klausiau tavo radijo vieno intervų ir irgi tenais nuskambėjo, kad kai ruošiasi poeto vaidmeniu, kaip viską ten perskaityti, žinai, to prasme, kad netgi tai daug akcentuoji interviu, žinai, kaip tu ruošiesi ir kad tai yra knygų skaitimas. Turbūt ne per daug ruošiuosi, nes pamačiau trūkumą. Visą laiką gal vienas dalykas, ką tu kalbi ir atrodo labai, nes tu koncentratą kalbi, vis laik kalbi koncentratus. Tai kalbi, mes dabar irgi kalbam, čia dirbu, čia tą galvoju, bet kiek tu laiko iš esmės yra atostogaujas. Ir tada gaunasi, kai tu tik kalbi koncentratus, ar ten interviu, ar kai tavęs užklausė, tai tu toks atrodo labai ten ultra toj pusėj dirbimo, bet šiaip tai. Žinai, aš norėjau, net ir esu užsirašęs tą klausimą, podcastų šalininkams už klausimą. Kas yra Donatas Želvys, kai nevaidina, nestato, nekuria vaidmenų, kai nėra kažkokių darbų, ką tu veiki? Gerai, aš tavęs to paties paklausiu, kad sugrąžintumėm į podcastą lygmenį. Gerai. Koks tu esi rebel? Toks maištininkas, žinai. Ja, bet aš tavęs to gerai, aš atsakysiu, bet ir tu atsakysi. Nežinau, kompleksuotas iš tikrųjų, aš esu šiaip žiauri kompleksuotas, tik tais gan artimi žmonės, tik tais mato, nemėgstu nieko rodyti, nei kažkokių santykių, nei meilės kažkokios atvirai, nei kažkas yra man su... Aš tai tikrai ne, nes mes su Nastaravičiu kalbėjom ir Nastaravičius gan tokį, nežinau, kiek čia, jis kažkaip, fainai, mes dabar po tų kryžių ir jis sako, kažkaip, fainai, sako, Donatai, kad tu kažkaip neužsiaugini kažkokio egoizmo. Ir jisai tuo pat metu, kadangi tikrai žvalgus žmogus ir tuo pat metu pasako, bet aš galiu pasakyti, ką aš matau, bet aš negaliu pasakyti, ką mato tavo artimi žmonės. Taip. Nes galbūt jie susiduria su tavo milžinišku kažkokiu egoizmu. Ir taip yra. Tu vis tiek ir pergyveni, ir visokių nesąmonių prisišneki. Ir aš gal, daug tokių, netgi tokios menkos detalės, žinai, kur tu prisimenu, nueidavau kažkodėl man buvo toksai, pamačiau, gal kai būdavau dar studentas, pamačiau, eini storpirštis, eidavau nusilenkti, žinai, prie žiūrovus. Ir jisai darydavo šitaip kažkaip. Nusilenkdamas? Nusilenkdamas žiūrovams. Kažkoks, nežinau, kažkokiu... Ir man tai patiko, prisimenu, tas jo nusilenkimas. Ir aš kažkodėl, eidamas nusilenkti, kažkodėl visą laiką pradėdavau daryti, taip kažkaip persižinodavau ir nusiųsdavau savo ten artimiems žmonėms, kurie dangų žodžiu nusiųsdavau tokį važinį nusilenkdamas. Ir aš kažkaip galvodavau, ir aš žinau, kad aš nuo to perėmiau, nuo einio šito. Čia net manęs nėra šitą vietą. Ir tada atsiranda Masalskis. Ir sako, ką tu čia darai? Ne, jis nesako, ką darai. Ir mes Raudonas kažką nusilenkėm ir jis man taip sako, kažkaip jis labai gražiai, tikrai ne taip tiesiogiai, nes jis nekontroliuoja, žinai, bet kažkaip taip, tave taip parblokškė ant žemės, kodėl, sako, čia, vos ne, kodėl toks jo vaidyba, žinai, atsiranda. Kad netikra, ne? Jo, netikra, kad taip nuoširdumas keliauja ir čia dabar tokia vaidyba, lyg parodymas, kam to reikia, kam to reikia tiem žmonėms, žinai.
Ir tada tu kokius 2 mėnesius griauži, nes šitoj vietoj tau užauga egoizmas. Šitoj vietoj tu nori kažkaip pasidemonstruoti, kad aš kitaip mąstau, aš kitaip šventai žiūriu. Ašgi galiu persos žinę kulisę nuėjęs, nieks manęs nemato. Taip. Ir niekam to neskelbti. Bet aš kažkodėl atsistovau prie žmonių ir šitą dalyką darau. Ir jo, jisai, va čia, šitose vietose, jisai auga. Tai klausimas, ar tu turi šalia apsistatęs žmonių, kurie tave sugrąžintų ten, kur turi būti. Ir kaip šitą raudonai, kur Rodko tekstas yra, kur sako, kad lengva tapyti, kai tu esi šalia pasistatęs, kai tu nieko nesi, bet tu tapyk, kai šalia stovi Van Gogas, Valaskesas, Matisas, Picasso. Tada pasistatyk paveikslą ir pabandyk tapyti, kai jis šalia tavęs stovi. Tai pabandyk vaidinti, kai tave žiūri, žinai, geriausi, režisieriai, aktoriai. Pabandyk, tu stengsies nebevaidinti, tu stengsies rasti. Ir čia tavo egoizmas ir išlys, ar tu kažkur parodysi save tikrai kažkaip, arba tu apsimetinėsi. Ir va šito dalyko aš tiek daug pats ant savęs labai daug matau ir aš pavyzdžiui, kai aš nainu į va tokias kryžių ceremonijas ar kitokias ceremonijas, kokias būni, aš tokių dalykų tu labai daug matai pas visus ir tu atrodo, kad visiems mums reikia nuo šito valytis, nes mes stovim prieš publiką ir ta publika, žmonės tą mato. Jie labai gerai tą mato, jie taip jaučia žmogų, kurisai taip stipriai jaučia ir tau labai sudėtinga yra, nes tik jeigu kas nors tave įvertina arba tu kažkur gauni, tu esi dar ant didesnio padidinimo stiklo. Taip. Tada kiekvienas gestas, vienas gestas, čia jis. Bet supranti, aš nekalbu dėl to, kad čia yra labai svarbus klausimas dėl to. Aš kalbu apie tai, kad tau vis dėlto reikia išlikti žmogum. Nes tu vaidini žmogiškom temom. Baisiausias dalykas, kai tu vaidini žmogiškom temom, o esi gyvulys ir tokių, ne tai, kad yra, bet jų visada buvo. Ir apie tai ir filmai kuriami, ir net knygos rašomos, kurios vieną pusę šypsosi, visą klasikinę literatūrą. Taip. Šekspyro daug prirašyta apie tą dvilypumą, dviveidiškumą ir man atrodo, kad šito atsikratyti ir sudėtinga, bet jo reikia. Čia, žinok, aš taip jaučiu Masalskio ranką ant jūsų visų. Tai be abejo. Ta prasme, šitoj vietoje ir tai yra iš tikrųjų žavu, aš visą laiką kažkaip gaunasi šitie podcastai tokia Masalskio garbinimas, bet taip kažkaip gaunasi, žinai. Bet kai mane Tomas, direktorius, kvietė ateiti dirbti, aš labai bijojau eiti dirbti su aktoriais dėl to, kad aš pažinojau aktorius iš savo studijų laikų, va tokius, apie ką tu kalbi, žinai, tos tokius su egoizmu, kur, tipo, gatvės tam net nepasisveikins, nes, tipo, kas tu čia, žinai, ne ta kastavos, net ten dar, ką, žinai. Tikrai nuoširdžiai bijojau tų tokių susireikšminusių žmonių. Ir kai ten, žinai, Tomas labai atkakliai siekė manęs, kad ir kaip čia beskambėtų, žinai. Ir galiausiai aš atėjau, man atrodo, į Godo susitikimą, buvo vien tik tai jūs bakuriukai, žinai, taip normaliai visai, ir po to buvo kažkoks toks kaip ir ant stogo vakarėlis, toks, tipo, ten kepėm kažkokias dešelės, kažką ant kufo stogo ir aš supratau, kad blemba, kad visi čia paprasti žmonės, žinai, ir tipo, kuo daugiau aš taip, kad, žinai, kad viskas yra gerai, čia ne tie aktoriai, žinai, čia yra kitokie aktoriai ir tada man tiesiog, žinai, ačiū Dievui, žinai, mano žmonės. Tai, bet to nebūtų, man atrodo, su kito mokytojo aktoriais. Nebūtinai. Aš tikrai pažįstu, dabar, kadangi ir Vilniaus jaunimo teatre, tikrai, pavyzdžiui, Vilniaus jaunimo teatro kolektyvas, tikrai superinis, tikrai labai daug, ir čia jokio padlaižiavimo nėra, iš tikrųjų. Kaip būna, pavyzdžiui, mes jaunimo čia teatre yra visi bendramžiai ir tu gan mokiniesi ir augi kartu su visais šitais. Tu sutinki kažkokius aktorius, iš kurių tu pasimokini. Ir aišku, mūsų pirmas tas vyresnis aktorius, kurį mes sutikom ir kuris mus vedė, tai yra Valentinas Masalskis. Bet dabar atsiranda tokių žmonių, kurios irgi tiesiog, pavyzdžiui, jaunimą, ir mes turėjome čia su Ubo Saras, kur mes dirbom su Vardu.
Tai tikrai nemažą įspūdį man. Ir jaunų, aišku, ten aktorių paliko, bet mano amžiaus aktoriai, bet, vat, pavyzdžiui, Sergejus Ivanovas, kuris yra už mane gal vyresnis, nežinau, 10 metų gal, iš solo ansamblio, būgnininkas. Tai, bet aš kažkaip tikrai nustebau jo visą kūrybą, jo kažkokiu požiūriu, jo darbu, jo estetika, jo skoniu, tikrai. Tikrai kietas bičas. Bet ir ne tai, kad jisai ten vienas, bet iš tikrųjų, vat, ir tokia Giedrė, ir Dovilė Šilkaitytė, žodžiu, kur ten dirbam, ir Aldona. Žodžiu, daug kažkokių žmonių, kurio kartais mes irgi va taip užsidarom iš aktorinės pusės, iš tų aktorių perspektyvos, bet tų tikrai nuoširdžių aktorių, gerų aktorių yra daug. Klausyk, tik aš norėjau, žinai, dar, tu paminėjai Vilniaus jaunimo teatrą ir tu esi dabar abiejų teatrų aktorius, kaip tu jautiesi ir tą skirtumą kažkokį, nežinau, nemoku normaliai suformuluoti, bet vis tiek, žinai, ir viena koja ten, kita koja ten, kaip tu galėtum palyginti ar nepalyginti, žinai, tą savo patirtį tarp dviejų teatrų, aišku, tu ir kitur vaidini, bet vis tiek, tipo, jaučiu kaip tavo tokios įstaigos, institucijos, namai. Sunku pasakyti, nes man abu teatrai šiaip patinka. Kažkaip jaučiuosi visai gerai abiejose teatruose. Nes, nežinau, pavyzdžiui, dabar tu teatre kiek jau laiko? Bus 2 metai. 2 metai. Pavyzdžiui, ar tu dabar įsivaizduoji kažkur kitur save, ar ne? Kažkaip tas teatras vis tiek įsiužbūrė, ne? Jo. Aš iš viso jaučiuosi labai savo vietai, žinai, dėl to gal, kad aš nustudijavau teatrą, tipo, tokia dalinai ir filologiją, ir teatrą, ir man tikrai gerai sekėsi, ir aš dabar netgi vakar sutikau namų spektaklį, vėl 3 kartą savo dėstytoją, žinai, ir jau ten žvengiam, ir sako, Tomo, o kodėl tu nerežisuoji? Ir aš taip, žinai, mano toks kuklumas, nes aš savo net neleidžiu pasvajoti, žinai, apie tokį, kažkaip taip nuėjau į tą, tipo, tokį tą komunikaciją, iš karto žurnalistiką aš nuėjau, žinai. Ir aš sakau, aš gal labiau rašyti norėčiau, nes iš tikrųjų gal visai turėčiau tokią ambiciją rašyti, žinai, kokią pjesę ar dar ką. Ir jis man tiesiog priminė mano tą tokią seną svajonę ir netgi aš atsimenu, kai buvo dabar čia klasės susitikimas, po 15 metų auklėtoja išdalino 5 klasės tipo tokius, žinai, lapelius, kur mes rašėm savo svajonės. Ir taip juokingai, žinai, tokį vaikiškų raštų buvo parašyta, kad mano svajonė nuvažiuoti į Egiptą, ko dar nesu padaręs, ir būti režisierė arba aktorė, žinai. Ir taip, žinai, man taip surezonavo, kad aš taip gerai jaučiuosi teatre dabar, tikriausiai, kad tai yra, žinai, tokia dalis mano tos svajonės, žinai, taip. Tos, kurios aš jau ją netgi buvau pamiršusi, žinai, kad aš norėjau kažkada vaidinti, ir ar ten režisuoti, žinai. Tai labai toks, tai dėl to ir jaučiuosi labai gerai savo vietoje, žinai. Va, pagaliau aš pakalbėjau. Bet šiaip ir atrodo, žinai, aš kažkaip irgi galvoju, nes ir ta visa KT visa vadyba ir pats požiūris kažkaip ir malonai tą ofisą, kažkas tokio linksmo ir Emilė. Emilė tai šis yra vaibo menedžerė, žinai. Jo. Tai kažkaip, tikrai atrodo, kad savo vietą. Tai va, tai toks klausimas, jeigu tu būni Vilniui, ar tu irgi nueini ten į ofisą, ar tik pas mus čia taip labai mielai ateini? Gal Vilniaus ofisas vaikšto visur, ten į ofisus, ne, jau tik su reikalais. Bet, ten aišku, daug tų kabinetų, žinai, nebežinos kur nait, bet ne, vis dėlto, valstybiniuose tose teatruose ten vis kitaip, ten čia vis tiek daugiau gal visi iš vieno, žinai, net visi vienodo amžiaus yra. Tai čia maros, kad irgi labai, vis tiek tu, Emilė, mūsų visų amžiaus esi. Ir visų aktorių esančių, kad. O valstybinis teatras tai vis tiek, kai kurie žmonės ten dirbo po 20 metų. Kai kurie po 15, jie daug matė, daug visokių ir visko buvę ten, visokių spektaklių, tu vis tiek esi jau, iš vienos pusės jaunesnis, tada yra dar jaunesnių. Žodžiu, yra toks spektras. Negali su visais, aišku, ten
Bet aišku, faktas, kad susidaro vėl spektaklio komunos. Taip. Man taip atrodo. O klausyk, ar tavęs, žinai, nes dabar aš dar antradienį žiūrėjau, kur Evelina buvo toje laidoje Dinastijos ir tu dar beje Ainį dabar paminėjai, žinau, koks juokingas dalykas, aš šią naktį Ainį sapnavau, kad jisai statė spektaklį Klaipėdos universitete. Ir aš dabar pastaruoju metu ką sapnuoju, aš tiem žmonėms parašau, tipo, tave sapnavau ir tave sapnavau kažkuria. Ir noriu sutikti... Tu čia pats interpretuoji. Noriu sutikti žmogų, kuris irgi tą naktį būtų mane sapnavęs ir tada reiškia, kad mes kažkur susitikom. Nu čia tokį tyrimą darau asmeninį. Tai reiks galainių parašyti. Bet paminėjai, tai vad, kad žiūrėjau tą laidą. Ir ten, nežinau, gal Simonas Tarpirštis, kad labai sunki profesija, kad labai yra daug to psichologinių dalykų, žinai, ir tas vaidmens kūrimas ir ten taip toliau, kad nėra stabilumo, finansinio stabilumo ir taip toliau, ir kad žodžiu, kad jeigu ne tėvas, tikriausiai jisai nebūtų pasirinkęs, žinai. Ir dabar, kai to tėvo neliko, kad kaip ir, žinai, gal, toks, žinai, kad jisai lyg ir norėjo jam įtikti. Kaip tu jautiesi, ta prasme, ar tau nėra sunku, ar tas sunkumas gal kaip tik tau patinka, žinai, tas nestabilumas, tas kiekvieną kartą vis kitaip, nes, čia iš tikrųjų yra profesija tokia, crazy, žinai, nes jinais reikalauja 100% įsitraukimą, kur, žinai, nėra, kad, kaip mes ofise dirbam, nuo 8 iki 5 tarsi, ir tu ale nesineši į namus darbo ir ten taip toliau. Nors taip nėra aišku, bet vis tiek, taip tarsi vis tiek toks administracinis darbas, o čia, žinai, čia yra kūryba, čia tavęs reikia visų tavo syvų, visos tavo sielo, žinai. Ar nepavargsti, o gal kaip tik tau faina šitas? Nežinau, kažkaip ar išgirdau, ar nežinau, ar kažkoks mentalus dalykas įvyko, bet... Žodžiu, didžiausias melas, labai graži frazė, didžiausias melas, kurį tenka išgirsti visiems gyvenime, tai nėra taip paprasta. Nes viskas šiaip iš tikrųjų yra iš esmės paprasta. Nes labai daug tas spaudimas, kad nėra taip paprasta. Čia, nėra taip paprasta. Faktas, kad nėra paprasta, bet jeigu tu labai daug galvoji apie... Nežinau, kažkaip vienas dalykas, kad nereikia taip daug visko sureikšminti. Taip, faktas yra ir sunkių. Aš nežinau, jeigu taip atsisuktų laikas atgal, kaip aš rinkčiausi ar nesirinkčiau, aš net negalvoju apie tai, ar aš rinkčiausi tą profesiją ar ne. Aš nežinau, ar verta apie tai galvoti, nes tu dabar kažkaip čia esi. Ne, tai viskas okei, tu to negalvoji, bet tas nestabilumas, tas toks, ar tu norėtum, žinai, jo, dabar vis tiek grįžtų prie. Faktas, kad sakykime, finansiniai kažkokie dalykai, anksčiau tikrai didelį spaudimą darė, nes kažkaip tau atrodo, tikrai, kad tu turi, po to pripranti prie to finansinių kažkokių dalykų, bet kažkada tu turi daugiau finansinės galias, kažkada mažiau. Bet net nežinau, man tai atperka jausmas pats, jisai labai stipriai atperka kažkaip. Tu irgi sakai, kad tam teatre, žinai, aš nemanau, kad ir tavo finansiniai kažkokie čia yra kalnai. Tikrai ne. Tikrai galėtum kitoj vietoj su savo žiniom ir savo tokių skleidimuose ir nebijojimu, kad ir tokį podcastą daryti. Tai manau, kad tu kažkokioj kitokioj ertmėj ir plotmėj tikrai daugiau finansiškai galėtum leisti savo. Aš nežinau, aš gal klystu. Taip, ta prasme, tai čia 100%. Ir aš daug pasiūlymų įvairiausių gaudau, nes marketingo Klaipėdai labai trūksta. Iš tikrųjų, žmonės, jeigu važiuokit į Klaipėdą, nes labai trūksta, bet klausimas, ar aš norėčiau. Ir aš tikrai daug atsisakiau, net ir geras algas. Dėl to, kad, ta prasme, ar aš reklamuosiu baldus, sorry. Žinai, su pagarba visiems tiem žmonėm, bet, aš tiesiog supratau, kad aš esu menininkė, žinai. Ta prasme, man reikia būti su šitoj srity, nepaisant to, kad mano darbas gal ir nėra menas, bet su tai žmonėmis, tai labai gerai jaučiuosi. Tai čia kažkoks
kaip ir atsakei į užduotą klausimą, žinai, nes nežinau, ar tiek svarbu, tie sunkumai yra svarbus, bet aišku, aš ir dabar išgirstu aktorių, kurie, daug yra ir vyresnių aktorių, kurie nusivylę teatru, ar nusivylę, ar kažkaip vis laiką akcentuoja, kad su tokiom algom mes čia nieko negalim padaryti. Taip, bet faktas, kad vienas dalykas tai tikrai yra faktas, kaip politikams reikia kelt algas. Negali politikas su maža alga atstovauti tų žmonių arba priimti sprendimus. Jis turi gauti tikrai gerą atlyginimą, kad jam nekiltų noras nei korupcijai, nei, žodžiu, jis turi gauti gerą atlyginimą, kad ten norėtų eiti įsilavinę, protingi žmonės, kad norėtų dirbti ten. Taip, faktas, gali sakyti, iš tėvyniai, žodžiu, aš suprantu, daug dalykų gali iš tėvyniai daryti kokius 4 metus, bet kai 15 metų reikia daryti, tai pasidaro, sudėtinga. Aš nesakau, nevertinu, kad tėvyniai negali 15 metų atiduoti, bet aš kalbu apie tai, kad tikrai įsilavinę žmonės, vis tiek jie nori gyventi oriai. Žodis labai paprastas, orumas. Ir man taip atrodo, kad ir meno pusė, nes iš tikrųjų tą meno žmonės nori, menas visą laiką pasyvėja žmogų, kai jis ieško prasmės. Menas žmogų pasyvėja, kai jisai yra galbūt pasimetęs. Menas žmogų pasyvėja, kai jisai ieško. Menas žmogaus nepasyvėja, neprisivėja, nepagauna arba nepamato, kai žmogus nieko nebeieško, kai jisai viską yra radęs. Tada menas neturi ką veikti pas tą žmogų. Bet žinai, tu dabar į kitą tokį nuėjai ir irgi įdomią temą apie tą meno prasme, žinai. Ir aš, man atrodo, tiek Rylo bandžiau to klausti, dar kažko, ar nekyla kartais tas toks beprasmybės, tipo, ką aš čia darau, žinai, kai už sienos karas, kai, tipo, čia krizė, ne krizė, kai, žinai, ta prasme, ką aš čia darau, ar tai yra prasminga? Ar tau kyla toks klausimas, ar tau viskas yra aišku, žinai? Vėl to paties galėčiau tavęs paklausti, nes mes kaip ir, ten pat esam, bet faktas, kad kyla. Ypač dabar aš, nežinau, pradėjau sapnuoti, nes daug tos medijos, žinai, su to karu keliaujančių ir iš tikrųjų aš daug laiko praleidau ir praleidžiu labai daug skaitydamas ir apie karą, ir kas vyksta Ukraina. Aš vis dėlto daugiau ten susikoncentravęs į Ukrainos šitą karą. Žinau, tu netgi biški taip vieną kartą pašnekėjau su tavim, užsisakiau pasus vaikams. Ne, aš galbūt irgi, bet man labai patinka, aš gerbiu šitą žmogų, bet Aurimas Navys, jisai nuo pat karo pradžios rašo kiekvieną dieną postus. Kiekvieną dieną ilgiausias postus, ten aš neįsivaizduoju, žmogus, jie dviese su Mindaugu Sėjūnu, aš nebeatsimenu tos pavardės, bet tas Mindaugas Sėjūnas, jis kažkaip reformavosi, arba aš jo nežinojau, jis anksčiau būdavo kažkaip ten, vos net televizijos laidas vesdavo. Bet jie dabar rašo tokias, nuo pat karo pradžios rašo, jie rašo ne tai konstruktyviai, bet taip... Faktinius dalykus. Tokius faktinius, bet taip grėsmingai, gan grėsmingai. Ir nėra cenzūros. Jie kažkaip netaiko cenzūros, kiek leidžia tos platformos ribos. Taip. Bet labai konstruktyviai. Ir kažkaip aš kiekvieną dieną atsikeliu ir man kiekvieną dieną yra jo požiūris į šitą pasaulį. Po to aišku, dar YouTube prasižiūriu kai kurios video, bet tai pasidarė tokią rutiną. Aš net nežinau iš tikrųjų. Mes nukrypam dabar čia į tą karo temą, bet tu ir klausai teisingai. Apie prasme, tipo, savo darbą, žinai, kai tokiam kontekste. Prasme, žodžiu, aš matau darbe, nes tai, žodžiu, spektakliuose jų nešamose temose. Prasmės gal mažiau matau tose renginiuose.
Kažkaip keista, man ten aš nežinau, aš nepriprantu. Ne tik, kad nepriprantu, bet aš kažkaip savęs klausiu, kodėl aš ten. Aš ir vis laik ir po to savęs klausiu, kodėl man reikia ten. Nes va ten ir jauties daugiausiai, didžiausias diskomfortas jaučiasi, didžiausias kažkoks paradoksas, kažkoks keistas jausmas, kad tu esi ten, nors ir kaip ir visi laimingi, kaip ir viskas visiems yra gerai, tada kas nors išeina kažkokį menką dalyką, ne menką, žodžiu, bet pasako dalyką, kad reikia čia kovoti ir padėti, žinai, bet tuo pačiu aplinkui vyksta šventė ir tas kažkoks... Bet mes apskritai dabar gyvenam žiauriai surrealizmą. Baisiai. Ta prasme, čia toks kažkaip, nežinau, mes tokioj ramybėj, iš tikrųjų, aš į tos ukrainiečius nubaisiu. Tiesiog, jiems kiekvieną dieną reikia taikytis su kažko ir ne tik taikytis, kad tau taikosi tave, bet taikytis, kad visiems kitiems yra tiesiog tai kad normalu dabar tapę, normalu taip, negali sakyti, žmonės padeda, siunčia ir taip toliau. Bet blem, ar mes negyvenam tais laikais, kai, žinai, kai buvo Hitleris ir kai aš mokyklai skaitydavau vadovėlius ir sakydavau, kaip nieks negalėjo nuvažiuoti. Taip, tokia bejėgystė, žinai. Ir sutvarkyti, arba visas pasaulis sakytų, stop, ne. Ir dabar mes gyvenam turbūt tas pats... Voldemortas, žinai, stovi ir nieks. Ir taip visi kalba, kad tai yra blogai, bet nieks negali nieko padaryti. Nežinau. Bet tai aš čia kalbu tokią banalybę, nes manau, kad daug kas taip gyvena ir daug kas tą patį, žinai, gali pasakyti, bet nežinau, kažkoks keistas jausmas. Jo, linksmesnis klausimas tas, žinai, Donatai, aš pastebėjau savo gilią įžvalgą, kad tau labai dažnai reikia, nelabai dažnai, bet taip ryškiai reikia šokti. Tiek per krantinę, tiek poetę. Už kostą. Aha, okei. Buvo dar spektaklis vienas šokė, Faustas. Mefistofelį. Gal tau... Gal už čia kažkokie ženklai. Gal šeiko, nei į tą pusę žiūri. Nežinau, man vis laik patiko šokti. Ja? Ne, aš patiko, man vis laik patinka šokti. Aš daug maivausi šokdamas. Aha. Ir labai fainai, man krantiniai taip patiko tavo šokis. Dar plius, žinai, tas vanduo, tas apšvietimas, žiauriai įspūdingai. Dar aš juokaudama tau rašiau, kad tu už tai gavai nominaciją. Tai gali būti. Nes labai geras tikrai. Ir poetė, kai šoka, irgi ten po to visur tenais į visokius anonsus buvo, žinai, tas šokio gabaliukas. Bet gan daug laiko atidėjau. Gal vakarų krantiniai... Gal čia toks ilgai brandintas šokis, bet ir Adoma daug pagalbos. Bet, o poetą tai Grincevičiūtė, žodžiu, padėjo. A, ne? Jo. O, geras. Bet ten tai buvo ten buvo taip, kad ten buvo 30 laipsnių naktį, 30 laipsnių buvo, mes naktį filmavom čia. Čia Vilniui filmavo? Jo, tai po kiekvieno šokio tiesiog būdavo vos nenukritimas ant žemės ir ten buvo baisu buvo iš tikrųjų. Šiaip, bet buvo smagu. Aš prisimenu, gal po šitos scenos visą naktį kažkaip negalėjau. Tolimesnę naktį mes ten baigėm gal 6 ryto, bet grįžau, prisimenu Vilniui ten prie Valančiaus gatvės gyvenau, ten sėdėjau ant soliuką, taip žiūrėjau į namą ir kokias 3 valandas dar negrįžau namo, kažkas ten irgi nusikėlė smegenys. Žinai, kai kartais būna su šitais vaidmenim, kartais nusikėlė smegenys kažkur į kažkokį laikmetį arba į kažkokią istoriją. Ir va čia būna tada sunku grįžti, nes tau patiko ten. Jo, tu dabar apie tą vaidmenų kūrimą. Aš nekartą esu mačiusi, kaip tu kuris vaidmenis ir tu būni ofise, mokaisi tekstą arba, ta prasme, kaip tu būni išėjęs visiškai. Ir kaip tau po to
esi nekartą man pasakojęs ir kalbėjęs, kaip po to būna tas toks kažkoks keistas jausmas, kai įvyksta premjera ir ta tuštuma, tą patį Valčių Renatą kalbėjo irgi apie tą tuštumą. Tai ir legenda sklido, kaip tu nevalgiai nieko, tik tai rūkydavai poetą, kurdamas visą tą. Tai kodėl save taip kankini? Ar neina kitaip kurti vaidmenų? Žodžiu, po Raudonos atėjo Martinaitis. Po spektaklio Raudona. Po jo spektaklio Raudona atėjo Martinaitis ir jisai sako, mes su Masalskiu persirikinėm, jis įeina ir sako, tai pamačiau, nes jisai irgi filmavosi poetą, jisai matė kur ten tas išėjimas, kažkoks jisai atėjo, sako, pamačiau, kad tu turi kažkokį charakterį, žodžiu, ne charakterį kažką, nežinau, kai jis net pasakė. Bet ką jis turėjo menį? Žodžiu, kad turėjo menį, tai žodžiu, kad sako, aš mačiau tave, eina, sako, vis laik nuleidęs to galą, vis laik toks liūdnas, vis laik kažką, žinai, kažką daro. Ir Masalskis sako, vaidina jisai. Vaidina kažkaip, kūrė. Vaidina, kad kūrė? Vaidina, kad kūrė, iš esmės. Aha. Ir aš suprantu, kad tiek tas žmogus juokauja, bet tame yra daug tiesos, kaip jie mato iš šalies žmogų, kuris Tai faktas kažkiek yra ir, aš nesakau, yra tiesos, ta prasme, ką jie pasako. Tai reiškia, man reikia atsižvelgti tai, nes vis dėlto tu kuri su kitais žmonėm, tai tu negali jiems per daug pasėti kažkokio dalyko, kad tu čia aš sudarau, čia man sudėtinga. Kažkaip turi irgi rasti. Aš supratau tą jo pasakymą ir tą visą dalyką kaip kažkokią pastabą, nes aš supratau, kad tu turi, vis dėlto, reiškia, kažkur vėl mano tas egoizmas išlenda ir kažkur demonstruoja mano susikaupimą. Kažkur tikrai reikia, aš matau ir labai daug aktorių, netgi, ten pasvaidinom ir Vytautas Anužis ir pavyzdžiui, Viktorija Kodytė, jie irgi mėgsta taip kampais atsitraukti, neiti. Nes būna aktorių, kuriems reikia atsipalaiduoti, reikia prieš spektaklį kaip tik išsibairuoti. Ir tai yra normalu, ir jie ant scenos gali suvaidinti rimčiausią vaidmenį, o prieš tai gali didžiausias bairius pasakas, stand-upin, žodžiu, prieš lipdami sceną. Bet yra tokių aktorių, kuriems iš tikrųjų reikia susikaupti, nes jie blaško ir jie tikrai labai rimtai į tą dalyką žiūri. Tai aš nemanau, kad nei vienas, nei kitas dalykas yra neteisingas, tiesiog ko žmogui tuo metu reikia. Ir mano tas visas susikaupimas, aš kažkaip gal priemu, kad taip, aš turėčiau daugiau pasiduoti kitam žmogui, kuris tai prieina šalia, o ne... Bet jeigu tu jau to reikia, ta prasme... Jo, bet aš turiu progą apskritai užsidaryti, atsitraukti, kaip daro, aš sakau, kaip ir Anužis daro, kaip ir daro... Viktorija, kaip ir tas pats Masalskis daro, jie tiesiog atsitraukia, jie neišlenda su savo nuotaikom ir nepasirodo. Aš irgi stengdavus kampais vaikščioti, bet tie kampai matomi, reiškia. Dar apie tą poetą kažkaip norėtųsi dar kažką tavęs paklausti. Gal aš neatsakiau klausimą? Aš nelabai atsimenu, ką aš paklausiu. Žodžiu, apie kažkokį tą susikaupimą. Bet aš nežinau, pavyzdžiui, tau, gerai, aš vėl grįžtu prie tavęs. Davai. Nes aš kažkaip galvoju, kad ar nėra taip, kad mes labai daug sureikšminam. Ir, kadangi mes darom pokalbį, arba apskritai, kiek vyksta interesas, ar kažką, mes labai daug sureikšminam tą profesiją. Lyg kažkas... Toks tikslas yra. Jo, toks galbūt tikslas. Nežinau, kieno jis iškeltas, bet... Teatro podcast'ą, žinai, kažkaip. bet man taip atrodo, kad... Apskritai laimingas turbūt žmogus, kuris gali daug koncentruotis, ne tik į darbą, bet, pavyzdžiui, į šeimą, kad galėtų taip stipriai koncentruotis ir būti, gali ir į darbą. O, pavyzdžiui, kaip, tu turi šeimą, ne, ir turi vaikų, vyrą turi. Ir turi dabar darbą, kuris atima daugiau laiko negu reikėtų. Negu reikėtų, ne? Ar kaip tu jautiesi, ar tu jautiesi kalta dėl to laiko, ar jie mato tavo užsidarimą, kai tau reikia kažkokį darbą kažkokį padaryti, ar tu... Dažniausiai aš į namus per daug nesinešu, išskyrus vakar, kai rašiausi interviu su tavim, tai aš vakare skaičiau visus interviu tavo
Bet aš daug atimu. Nu, nėra, kad daug, bet tai pasitaiko nemažai laiko iš šeimos, iš vakarų, žinai. Tai būna podcastas kartais 10 val. Vakaro, žinai. Tai būna koks nors spektaklis, kurį dėl konteksto reikia, nu, aš tai pateikiu, žinai, bet man yra faina, žinai, nu, bet, nu, tipo, reikia nueiti jį pažiūrėti. Ir tada truputėlį kenčia. Ir vakar dar turėjau pokalbį su vyru, kuris, žinai, nu, tai pasako, tavo gyvenimas labai yra svarbus. Ir, žinai, ir tu, tipo, tokia egoistiškai, žinai, man čia reikia ir, žinai, o jis, o kur aš, o kur. Nu, ir toks, žinai, tipo, tada vėl sukyla mano tokie asmeniniai, nežinau, iš vaikystės, kad aš visą laiką, iš paauglystės, kad aš visą laiką būdavau kalta, kad aš noriu kažkur varyti ir manęs neleidžia, žinai. Bet, tai ir dabar, tipo, galvoju, kodėl man kartojasi tas, žinai, toks ciklas, kodėl, tipo, aš jau esu suaugus moteris ir vis tiek turiu jaustis kalta, kad aš gyvenu savo gyvenimą, žinai, nu, bet matyt, mano gyvenimas yra labai toks didelis, ryškus, platus ir apie mane dėja, bet aš to egoizmo turiu nemažai. Ne, kodėl egoizmo? Aš kažkaip, aš sutinku iš vienos pusės taip žmogų, kuris yra šalia ir kuris gal mėgsta daugiau užsidaryti, mėgsta tokio, nu, kaip tu, sakykime, dabar to gyvenimo. Jisai gali tave, nu, galbūt jis gali pamatyti egoizmą iš tavo pusės, bet iš kitos pusės tu tiesiog nori būti laiminga. Taip. Nežinau. Ir aš irgi daug va šitą temą kažkaip, bet galvoju, žinai, ir man atrodo, kad vis tiek svarbiausia, kažkas turi kažkur vis laiką nukentėti, ne? Nežinau, kartais gali šeima nukentėti, o kartais gali ir... Bet visą laiką gyvenime, žinai, aš esu pastebėjus, kad yra toks, nežinau, toks žaidimas, žinai, tipo, yra visos tavo sritis ir kas į priekį, žinai, pavažiuoja. Nes kartais būna, kad darbas yra toks štilius, ramu, dabar tik tai, va, yra toks labai, nu, zavalas, čia negeras žodis, bet, prasme, labai daug reikalų vyksta teatre, nes premjera po premjeros ir dar viena bus premjera, žinai, čia teatro diena, čia, žinai, nu toks labai prieš sezono pabaigą daug vyksta veiksmo, žinai. Po to bus vasara, jūs visi išvažiuosit ir bus, aš atsimenu, praeitą vasarą netgi buvo tokia demotyvacija, net nesinorėjo dirbti ir kai jūs grįžot iš atostogų, supratau, tai va, ko man trūko, žinai, aktorių ir to tokio biškitos gyvybės, žinai. Nu, ir tada, kai kažkur vat, teatras biškutį nuslopsta, tada atsiranda kiti dalykai, žinai, tada išvažiuoja į priekį. Aš turiu dar kiek visokių, žinai, ten ir savo būrelį, ir aš knygą rašau, žinai, kuri nežinau, kada bus, kada nors parašyta, nes man vis, žinai, vat kažkas taip pat. Tai tiesiog matyt, kas nukenčia, nežinau. Nu. Bet gal čia ir yra fainumas, nežinau, aš kažkaip, nu, aš respektinu, man tai patinka, nu, aišku, aš daug tenka sutikti ir šeimų arba ten, kurie atvirkščiai kažkaip labai susikoncentravę į patį šeimos kūrimą bet nežinau, man gal tas nelabai patinka, ne tai, kad čia asmeninis dalykas yra, gal, žinai, man gal tas nepatinka, man tai kažkaip visas tas normaliai, aš tik aš suprantu, ką tu kalbėjai, žinai, ką kalba tavo, žinai, šeima, žinai, iš tavo pusės. Nu, man atrodo, žinai, kad čia ta banaliausia frazė, laiminga mama, laiminga šeima, bet ta prasme, kad ir vaikams turi būti mama laiminga, žinai, taip. Ir realizavusis, ir tipo daranti dalykus, ir rodanti pavyzdį jiems, kaip gali atrasti save, daryti dalykus, būti reikalinga kažkur, tu gali vaikus, jiems, pavyzdžiui, didžiausias yra džiaugsmas atvaryti pas mamą į darbą. Žinai, važiuojam, pavyzdžiui, Klaipėdoje pro kultūros fabriką savaitgaliais ir čia mamos darbas, arba ten į spektaklį, ar į tavo darbą, žinai, mes mėgstam labai Lėlių teatrą. Ir tipo, jeigu nei mano darbą, tai tada biški, nu, nes čia fainai pabūti, žinai. Tai toks kažkoks yra jam, žinai, sukurtas, kad mano, arba kažkada Motiejus sirgo ir aš jį pasiėmiau ir mes fotografavom fotosesiją gyvenimas prieš akis, žinai. Ir jam buvo, žinai, čia tu tokius darai ir ten čia tipo pafotkinom ir po to tos nuotraukos visur Akropolį ten dar, kuris įeina, žinai, mama, čia tavo darbas, tipo, žinai, ta tokia graži legenda, kad mama, vat, fainiai dirba, žinai. Tai, man atrodo, gražus pavyzdys jiems. Jo, čia turbūt ir geriausias dalykas, nes vaikai vis tiek turbūt to pavyzdžių gyvena. Einam prie linksmiausias dalies klausimų, durnų klausimų. Pasiruošęs? Gerai.
Čia greitai atsakyti reikia. Nebūtinai greitai. Bet gal esi parašęs kokį klausimėlį? Šitam? Aš pirmą kartą matau šitą dalyką. Eik tu šiek tiek rimtai. Aš visiems visą laiką sakydavau, rašykit durnus klausimus čia podcastui. Biškiai esu nusivylus. Ko už jokius pinigus nepadarytum? Daug ko, ta prasme. Pavyzdžiui, tai pradėk vardinti savo sąrašą, išsiviniok. Gerai, pradėsim, kadangi šnekėjom šiandien apie... Ta prasme, tėvynės neišduočiau. Gal per daug skambiai, bet nemanau, kad yra pinigų kiekis. Galėtų čia jaučiu mane perpjaut per pusę. Nebėgtum? Ne, ruošiuos, kad ne. Nežinau, kažkaip... Nežinau, bet aš tikrai ypač dar po poetą, ta prasme, aš mentaliai, tikrai ruošies, žinai, kad tu gali įsigasti ir pasielgti baisiausi dalykai, bet vis tiek tu turi ruoštis, aš kažkaip ruošiuos, kad, tikrai nenorėčiau bėgti, tikrai norėčiau ginti ir kovoti, nežinau. Tikrai ne. Ir va šituo gal ir... Reikia sakyti tą garsiai, kad apsidraustum, kad turėtų žmonės ir sakytų, tai va, Donatai, kodėl? Kodėl pabėgai? Kodėl dabar? Aš kaip tik žadėjau sakyti, kad, kaip, žinai, kaip influencinimas, kad, tu turi kažkokią galę, gal, žinai, kažką žiūri ir, ta prasme, toks... Ne, kokią aš galę turiu? Prie ko? Eterio galę dabar, šiuo atveju. Šiuo atveju, okei. Feel the power, žinai, biški kietesnis būk, nors kaip per kryžių sakė, būtų paprastesnė. Gerai, kitas klausimas. Čia aktoriai parašė visokie, jeigu nežinai nieko apie šitą podynę, aš jau žinai. Okay. Jo. Ir administracija. Ištraukė auksinę žuvelę ir kokie būtų tavo 3 norai? Gerai, paprašysiu, kad baigtus tie karai. Geras noras. Kad tavo podcastas šautai viršų. Jėzu, ta šaraidė, taip biškai jau aš buvau išsigandus. Aš pradėjau jaudintis šaraidės nemyšti. Ačiū, labai fainai. Ir tada... Kažką dėl savęs buvo geras. Dėl savęs, ką? Nežinau, gal. Gal rimtai, kad tas egoizmas nereikėtų su jo papildomai kovoti, kad jisai pats save daužytų. Čia toks gal... Ai, nežinau, čia nesąmonė. Tai čia durni klausimas. Tai durnas ir atsakymas, viskas aišku. Mažiau čia parinkis. O, labai geras klausimas. Ar mylėjai? Tai aišku, mylėjau. Myliu, aš dabar myliu ir gyvenimą, ir žmonės, ir viską. Gerai. Nekankinsiu šitą klausimą. Ne, aš žinau, kad tau sunku apie tai kalbėti. Aš sakau, kad aš neakcentuoju. Man kažkaip niekada nepatiko, nepatinka man. Ne tai, kad nepatinka, bet aš... Kai tu dirbi ties vaidmenim arba ties to ir ten yra tas visas gyvenimas, apie kurį tu gali diskutuoti. O mano gyvenimas apie mano meilę arba mano... Aš daug visokių esu prišnekėjęs apie savo gyvenimą ir apie savo šeimą, ir apie savo tėvą, ir apie ką tik nori, bet aš tai laikau klaidą, kad aš tą dalyką dariau. Kad šnekėjai? Jo, man atrodo, kad visų pirma... Gali dažnai, ypač nuo mano to, koks mano ten tas gyvenimas ten kažkoks buvo, tai daug gali pasakyti, kad aš į jauką biškį linkstu ir nežinau, kažkaip man atrodo, kad įdomiau šnekėti apie kažką kitą, o apie mano tą gyvenimą. Bet tai nėra blogai pabūti auka, ta prasme, žinai, reikia išbūti tam tikrą laiką auka, kad aš galiu būti auka, bet aš auka esu ir taip. Ne, aš galiu būti auka, bet kam to reikia kalbėti apie tai. Gali kalbėti su savo artimai žmonėm, gali kalbėti su psichologu, gali kalbėti su kunigu, nežinau, su daug kom, bet nešti tą
kurie gali kiti žmonės pasakyti, aš nematau tame. Manau, kad kokie kūriniai ir jų pateikiamos problemos, jos yra, ta prasme, jos yra daug išmintingiau apmąstytos, daug daugiau apgalvotos, daug daugiau išgyventos negu tavo, nes tu savęs negali matyti iš šalies, tavo elgsenos. Aš daug esu dalykų pasakęs ir pavyzdžiui, apie tėvą esu pasakęs tokių dalykų ir žiniasklaidai pasakęs. Ir aš galvoju, dabar, aš tiesiog durnu save galiu pavadinti kvailų žmogum. Net gėda būtų skaityti, ką aš sakiau ir apskritai, kam to reikia. Ką vakar skaičiau, nieko blogo neradau. Ne, tai gal labai, aš ne tik, kad plaku ir man tas pats lygiai apie, pavyzdžiui, meilę mano ar dar kažką. Aš negalėčiau, kažkaip, man visas tas nebetikra gaunas pardavinėjimas kažkoks keistas. Aišku, niekas per daug į tave čia nežiūri, niekas tavęs neklauso. Iš esmės, vienintelis, kur tu galbūt esi šiek tiek įdomesnis negu neįdomus, tai esi savo kūrybai, kurioje tu kažkaip nuosekliai dirbi ir darai. Tai už tai ir tu gali kalbėti, o už visą kitą yra clickbaitas nebent. Ir šitas clickbaitas, jisai reikalingas tiem žmonėms, kurie spaudžia tą clickbaitą. Bet nei aš, nei tu, nei mes, kurie kalbam šičia, mes, nežinau, nemanau, kad mes siekiam to clickbaitinio žodžiu, clickbaitinių žmonių, nes aš anksčiau, aš dabar biškai kitą. Gerai. Bet aš anksčiau visą laiką galvojau, kad reikia kuo daugiau į teatrą žmonių prikviesti. Turi eiti visi, turi pamatyti, koks tas teatras įdomus, nes aš atradau, kad jis įdomus. Ir jis yra įdomus. Yra teatrų, kurie nuvilia, tikrai, yra spektaklių, kurie nuvilia, faktas. Bet kiekvienam žmogui reikia nueiti į teatrą ir atrasti, nepasakyti teatrui ne, iki kol neatrado, kas jam patinka. Ir kai jis atras, kas jam ten patinka teatre, jis tikrai ras to kūrėjo kelią ir jis gali kartu su juo eiti ir keliauti. Bet yra dalykas toksai aš jau ir pamečiau mintį, ką norėjau pasakyti. Bet aš norėjau biškai paprieštarauti, bet tu supranti, kad pavyzdžiui, jeigu tu atsivedi žmogų, kuris niekada netėjo į teatrą ir pirmas spektaklis nuvilia, tai tikriausiai jis daugiau ir nebeateis. Tai faktas, kad jis nebeateis. Aš ką norėjau pasakyti. Kad nebūtų tokio dalyko, kad reikia visi, kad eitų į teatrą. Man atrodo, kad tai nebūtina visiems. Taip pat kaip ne visiems būtina eiti į bažnyčią, arba pas psichologą. Kažkas to nenori. Aš čia, aišku, sulyginu bažnyčią ir psichologą su teatru, bet kai kam reikia kitko visai. Taip. Ir tai yra visai normalu ir nereikia jų tempti, nes man taip atrodo, kad, kažkam reikia teatro, kažkam miško. Jo, ir tai, o aš visą laiką galvojau, kad reikia visus tempti į teatrą. Tai manau, kad ne. Manau, kad teatras kažkaip, sakau, tas menas jis pasyvėja žmogų, kuris ieško. O to žmogaus, kuris neieško, tu jam nieko ir negali pasakyti, nes jis tuo metu neieško. Jis galbūt vėliau pradės ieškoti, bet jis tuo metu neieško atsakymą. Ir tada, žiauriai sunku pasakyti žmogui, kad tu blogai gyveni arba dar kažką, kai jis taip negalvoja. Papasakok apie savo didžiausią failą spektaklio metu. Didžiausias failas. Gerai, aš toks bendri failai. Mums buvo tokie, žiūrėk, galėjau 2 failiniai spektakliai konkretus, tokie konkrečiai failiniai. Vienas buvo Visagine. Mes vaidinom Visagine, kadangi yra, nėra, mes vaidinam lietuviškai ten ir, žodžiu, ten buvo labai pritemdytos šviesos, tamsu, ten kaip radijo teatras gavosi visai, o salėje sėdi vien, kurie rusiškai kalba žmonės. Čia gal prieš kokius 4 metus. Jie nieko nesuprato. Ir buvo tokia tai degykla, visiškai buvo tiesiog degtukas užkurtas. Ir su tais pačiais žiūrėkeliais buvo Šiauliuose, kur mes irgi taip nusitamsinam spektaklį, nes mes tą pradžią darydavom labai tamsią. Taip nusitamsinam, kad nieko visai nebesimatė. Tai iš galo... Švietė? Iš galo švietė telefonų, žodžiu. Sako, aš niek nematau. Eik tu savo. Bet tai, tų failų, žinok, čia labai daug eiktų. Žiauriai daug failų. O kaip, pavyzdžiui, yra tau buvę, kad pamiršti tekstą ir visiškai blackoutas? Jo. Ir kas tada?
Nieko. Partneris kažkaip kalbi iš bendro išprusimo. Ar, pažiūrėjau, mano spektaklį kontrabosas? Esu sustojęs tiesiog. Skirtumas tik tais toks, kad anksčiau jaudindavausi, labai stipriai išmuždavo viskas, kas tikim, visus saugiklius išmuždavo. Jeigu tipo užmiršti. Dabar tai tiesiog sustoji ir kažkaip bandai. Bet aš gal nelabai turiu daug problemų su teksto pamiršimu. Nežinau, gal aš dėl to, kad nežinau, neturiu šito problemos, kažkaip esu užmiršęs tikrai, bet labai staigiai man jisai grįždavo, nebūdavo tokio, kad visiškai baltą lapą, kur aš jau visai nieko nebesuprantu. Nu, bet tau, ta prasme, aš atsimenu Erinijos, ne, kur tu mokinaisi tokius tekstus, ta prasme, ten tragedija. O, Erinio, vieni tekstai ten buvo, nu, tai tikrai žiauriai sudėtingi, ten kaip aš ten su Loznica ten aiškinaus kiekvieną dalį, nes aš norėjau viską suprasti, nes visas spektaklis buvo ant tokio didelio šaršalo statomas, ant tokio ir aš norėjau kiekvieną viską suprasti, ar aš teisingai viską suprantu, kur mes keliaujame, apie kokią temą mes šnekam ir kaip mes šnekam. Gerai, Donatai, paskutinis. O Jėzu, vėl tau apie kažkokius. Paskutinį kartą įvykusi gėdinga situacija. Gėdinga, na? Per pastarąjį kartą, nu. Kaip aš neturiu tokio greito sumąstymo iš tikrųjų. Gėdinga, tu gėdingų, tu situacijų daug. Nu, paskutinioji, jeigu. Ai, gerai, čia man buvo tikrai gėdinga. Nu, kažkaip, aš gan nuoširdžiai sakiau, bet galbūt toks, žodžiu, buvo dabar tas kino pavasario atidarimas. Ir aš gavau ten tą premiją, žodžiu. Ir tikrai nuoširdžiai žmonės ten tą premiją ir geras tas atidarimas, tas renginys, fainas tas kino pavasarį. Bet aš nežinau, užlipau. Ir va tas aš nežinau, kad čia man vėl tas egoizmas suveikė. Užlipau ant scenos, nes pakvietė, čia gėlės, viską. Užlipau ant scenos ir aš iš pradžių kažkokį bairį apie pinigų šojau, kas... Dar aš, žodžiu, Rūtas su manim buvo ir sakau, Rūtai, ką, sakau, jau čia reikės kalbėti. Ir aš nieko, klasika, niekada nepasiruošiu nieko ir kai reikia išpol sakyti, tada vis tai galvoju, blem, reikėjo kažką pagalvoti, ką sakyti. Nu, reikėjo, nes vis tiek kažkaip atrodo, kad kiti žmonės, gal dėl to, kad labai nesureikšminu ir kartais tai atsisuka prieš mane. Ir buvo ta situacija, čia gal nėra, man buvo labai gėdinga. Tai žodžiu, aš užlipu ant to ir pradėjau kažkokią bairę apie pinigų šojau. Sakau, nu, sėdėjau 2000 eurų bednesnis, dabar 2000 eurų turtingesnis. Kas toks buvo, jaučiu, kad žmonės taip kažkokią tokią reakciją davė, bet aš jaučiu, kad, nu, toks įkėdęs, taip, kaip nejauku truputį. Ir tada iš tikrųjų pamečiau piniginę, tai sakau, tada šitas mane išgelbėjo. Nu, Scenui tu pametė? Ne, aš prieš atvažiuodamas į tą kino pavasarį pamečiau piniginę, tiesiog eidamas, žiūrėjau, nebėra piniginės, nu su viskuom, žiūrėjau. Tai šitas mane išgelbėjo, dėl ko aš kalbu apie tos pinigus. Ir tada toks, žinot, aš į tokius renginius, nu, aš skeptiškai žiūriu į tos susibūrimus čia. Ką aš ten toliau šnekėjau, nebėra taip svarbu iš tikrųjų. Bet žmonės tengiasi, žinai, ten iš visų šitų kino kūrėjų išrinko, žinai, žmogų, kurie galvoja, šiais metais reikia apdovanoti, kažkokio tą paramos įkvėpimo tą premiją. Ir tu, toks sakyplės, žinai, tos renginius skeptiškai žiūri. Ir aš irgi, Rūtas paklausė, Rūtas sako, aš taip įkėdė, taip, aš taip stoviu ir aš taip galvoju, gerai, kad aš kaip dabar čia išvesiu, aš ne tą norėjau pasakyti. Aš iš tikrųjų turėjau truputį omeny apie tai, kad aš keistai, kaip ir mes šiandien kalbėjom, kad aš keistai jaučiuosi karo atveju, tose renginiuose. Man atrodo, kad ta laimė ir tas vykstantis konfliktas šalia, jis kažkaip labai keistai veikia mane patį. Ne mane patį, bet apskritai viskas keistai. Bet tuo metu,
čia gal nėra toks gėdingas labai dalykas. Nu, tau čia pačiam, žinai, tu turi tą jausmą iš vidaus, žinai, kartais būna, aš netgi po podcastų, žinai, tipo galvoju, o Jezu, čia kaip blogai, ir po to tvarkai medžiagą, žiūriu, nu, nėra taip blogai, žinai, iš išorės kažkaip, nu, netrodo, tu tiesiog viduje jautiesi šudinai. Taip, tai man tai buvo, aš kažkaip, iš toj situacijai tai buvo, tai man kažkaip buvo gėda gal už tos žmonės, kurie iš tikrųjų, nu, stengiasi ir paremti, ir turi iš tikrųjų... Tai gal ne už tos, o prieš tuos žmonės. Prieš tos žmonės, ne už tos žmonės, tikrai prieš tos žmonės, bet galų gale gal iš kitos pusės, vat ir mes ir po to išėjom ir sutikau vieną, kuris su garsu kine dirba ir jis sako, žinai, aš taip pat jaučiuosi, sako, faina tavo kalba. Sako, ir aš toks galvoju, o gerai čia, viskas normaliai. Gal aš taip drąsiai nebūčiau išdrįsęs pasakyti, bliama dabar. Tai galvoju, bliama, čia tikrai buvo tada per drąsiai. Okay. Nu, žodžiu, bet čia irgi iš tokio per didelio susireikšminimo, per didelio savęs susireikšminimo, kita vertus. Nes po to praeina kokią dieną, dvi ir galvoju, nu ką aš čia reikšminas, iš tikrųjų, nesąmonė. Nu, tikrai nesąmonė. Per daug čia susireikšminė. Bet čia man toks paradoksas, nes man atrodo, tu jau kas, bet jau tu tikrai nesi susireikšminė, žinai, o kaip tik priešingai ten, žinai, pasieniais, kaip nors, kad tik tai niekas nepastebėtų, niekas neužkalbintų. Nu, aš labai, nežinau kaip tu moki, žinai, aš netgi pavydžiu tau truputį. Netruputį, bet aš tau pavydžiu, kad tu moki nesusireikšminant, žodžiu, savo kažkokį, ar tai pagirimą, ar kažkokis, nu, vat aš tą padariau. Žinai, aš tau pavydžiu, nes aš vis laik save kalbėjau, aš nepadariau nieko aš nepadariau, kad aš nesišinu. Ir irgi tas eina iš egoizmo, žinai. Čia mano biškimatai, aš dėsčiau netgi tokią, nu, sakau, asmeninio prekės ženklo vystimas studentams. Ir aš tą pati, žinai, tipo, nu tai tada, žinai, kaip aš galiu dėstyti, jeigu aš neturiu jokio pavyzdžio, žinai, kaip aš tą savo asmeninį prekės ženklą. Ir aš tada kažkaip per tą, nes man, žinai, primetė tą paskaitą, žinai, kai ateini ir, tipo, tu dėstysi tą. Nu, tipo, aš atsit komunikaciją, bet, žinai, tipo, biški taip paklasifikuoja, pasiaurina. Ir tada aš įsigilinau šitą sritį ir pati pradėjau žiūrėti, kad iš tikrųjų ir žiūriu veikia, jeigu tu kažką pasigiri, kad tu čia, pasigiri, žinai, bet tipo, parodai, kad tu gali daryti tą ir tą, pradeda eiti pasiūlymai, žinai. Ir gaila, kad mūsų aktoriai to nesupranta arba kažkodėl neleidžia savo, žinai, duoti, žinoti visuomeniai ir gal, žinai, ateitų ir kvietimai, filmuotis, dar kažką, žinai. Ne, aš ne. Gal, aišku, netaip vyksta dalykai. Nėra tokia didelė, žinai. Man rodos, kad kaip tik, jeigu nori, aišku, užsienio rinkai, bet užsienio rinkai turi ir dirbti ties tuom. Bet Lietuvoje, tai manau, kad visi kaip tik mato visus tos dalykus. Nu jo, gal, žinai, nes aš pats kalbėdamas apie tai, kad nemoku pasigirti, aš parašau, žinai, vis dėlto įmetu tą postą, kad čia ačiū už tai. Nu. Tai kodėl tai yra, aš jaučiuosi, man nepatinka, žinai, tą dalyką daryti, aš noriu uždaryti visai, bet kažkodėl vėl aš apie tą egoizmą, bet jis vis tiek išlenda, vis tiek kažkodėl tu vis tiek lauki to pagirimo, lauki to, kad tau kažkas pasakytų, kažką, nežinau. Nu, tai yra žmogiška, žinai, žmonės nori būti, ta prasme, tu darai darbą ir tu nori būti įvertintas. Nu, ta prasme, kad, įvertintas. Jo, bet tai čia yra nepilnavertiškumas, žinai. Man atrodo, gal. Taip, tai yra tikrai, kažkiek tai yra nepilnavertiškumas. Su manim, aišku, gali nesutikti. Bet, žinai, man atrodo, ta prasme, mes ir mokykloje buvome, ar ne, kad mus vertino. Studijuoji, tave vertina. Mes truputėlį, žinai, nuo pat mažumės mes esame vertinami ir po to išeini į gyvenimą ir tavęs niekas nevertina. Žinai, gal trūksta. Arba darai kažkokį darbą, man smagu, kai kas nors pasako, mačiau, ar ten dar ką, žinai. O kartais būna, kad, kad nieks nieko, tai palyg ir neegzistuoja toks, žinai, o tu kažkaip vis tiek įdedi savo, žinai, laiko, savo jėgų, savo energijos ir, žinai, norisi, kad kažkokio feedbacko.
Aš sutinku su tavim, aš tai, pavyzdžiui, taikau tokį modelį, nes aš su tavim sutinku. Aš taikau tokį modelį, aš dabar daugumai prieinu, aš pasakau, kai man kažkas labai patinka. Aš, pavyzdžiui, pasakiau ten, pavyzdžiui, tą pradėjau taikyti. Laurinai Liepaitai pasakiau dėl scenografijos. Beje, man žiauriai patiko scenografija. Tai va, tada Juliui visą laiką sakau Kuršiui, nes man patinka jo darbai tiesiog. Tada va, buvo darbas, sakiau, tam pačiam dabar paminėjau Sergejų Ivanovų, tą patį pasakiau, pasigavęs. Tada Dignai Kulionytei irgi pasakiau, kad kažkas tada dar, sutinki, va, tam Adomui. Žodžiu, aš pradėjau, anksčiau nesakydavau, tylėdavau, laikydavau. Dabar pradėjau sakyti, nes aš žinau, kad kai žmogus, dar tas faina, kad jis nereikalauja, kad, pasakykite apie mane. Aš pats tą darau, žinai, įsimeti tą postą, ačiū, bla bla bla, žinai. Ir visi tada sveikinusi, jie yra priversti sveikinti, priverčia tiesiog, įmeti postą, čia laimėjai gervę, žinai. Ir aš dar prisimenu ir galvoju, nemes. Gerai, vis tiek reikia padėkoti dėl filmo. Ir aš pažiūriu, pradėjo visi sveikinti ir galvoju, čia dabar visi galvos, kad aš reikalauju, kad mane sveikintų. Bet kažkaip, žinok, man atrodo, galima užrakinti, kad nekomentuotų. Bet koks skirtumas, tu įsimeti, žinai, bet man tai ros, pavyzdžiui, tas pats, man ros Kaupinis. Jis sako, yra žmonių, kurie tikrai turi gerai auklėti, žodžiu, gerų kažkokių požiūrius geras, mokytojai, vedliai geri. Ir jis neturi, pavyzdžiui, jis niekad nesidės kažkokio apie save, nebandys savęs įsiaukšti, jisai žino savo vertę. Ir tai jam suteikia orumo, jam nereikia papildomai prašyti, duokit man, pagirkit mane. Čia, žinai, aš... Ir kai žmogus, atsiprašau, sakyk. Ir kai žmogus turi vertę, jis turi to orumo. Aš, pavyzdžiui, kai vis tai kalbu apie orumą, man patinka žmonės su orumu, reiškia, man trūksta kaip oro to orumo, man trūksta vertės. Aš turiu, reiškia, su šito problemu, aš turiu su to dirbti. Bet aš turiu tikrai pavyzdžių, pavyzdžiui, kad ir man patinka Sauka, kuris niekad nelys, neįs jokius, arba pavyzdžiui, kur vaidinau kontrabosą ir rašytas Patrikas Suskindas. Jis atsisakė net premijos, užsidarė žmogus, jam nereikia, nes ir man visą laiką šitie žmonės atrodo, Masalskis, kaip benutiks, bet Masalskis bus apdovanojimai, ten kryžiai, gerės. Kažkur jis išvažiuos, kažkur jo nebus. Ir jisai neišpykčia tą daro. Tiesiog jam tai jam nėra neįdomu, jam paprasčiausiai. Jam įdomiau yra Paulius Pinigis. Paulius tai čia yra kietas riešutėlis, aš su juo labai turiu kovoti, žinai. Bet jisai žiauriai kietas, jam nereikia viso šito dalyko. Taip. Ir faktas, kad šiais laikais jam to nereikia, šiais laikais laimi tai, kas nebijo to padaryti. Bet manau, kad laiko perspektyvai viskas vis tiek atsistoja, kaip, manau, kad atsistos kaip turi atsistoti. Aš nesakau, kad aišku, visi tie, kurie kartais ir mėgsta pasigirti ir pasakyti apie save, tai aišku sveikintina ir yra labai talentingų žmonių, kurie tą moka daryti ir tegu daro, žinai. Žinai, čia dabar dvi sparnuotas frazės. Viena yra tavo, kita yra Pauliaus. Tai man labai patiko iš tikrųjų tavo išsireiškimas Dievo marketingas. Vat ką tu apibūdini tas, kad, tipo, žinai, nesidemonstruoti, kad, žinai, ta paslaptis kažkokia kurtusi, ir tai yra Dievo marketingas. O Paulius, kuris irgi niekur nelenda, nieko nesako ir taip toliau, jisai save vadina teatro statybininku. Ir sako... Ar statybininkus kas nors kalbina, kaip kad pastatė darbą? Nekalbina. Tai kodėl mane turėtų kalbinti? Aš esu teatro statybininkas, aš padirbu darbą, išeinu namo. Ir ta prasme, žinai, ir viskas, ir ką tu jam pasakysi. Ir aš sutinku, jisai dar pasi yra toksai, kad kiti jaučiasi, vis tiek tu gali pajausti nusivylimą. Pas žmogų, jis gali kalbėti, žinai, vieną, kad man dzin ir bet tu jauti nusivylimą. Pas jį neegzistuoja šitoks dalykas, pas jį irgi labai tvirtas stuburas yra, jisai tikrai turi labai gerą
Bet jisai nuo kurso pradžios tą turėjo, ta prasme, nuo pats studijų pradžios. Jis turėjo tą stuburą, jisai turėjo, mes visi, ne visi, kažkas gali iš kurso nesutikti. Aš tikrai, jis buvo vyresnis ir aš tikrai labai daug dalykų iš Pauliaus išmokau. Ir labai daug, tai aš tai prisistatau tokius savo laikų velaskesus, žinai, savo laikų kažkokius žmonės prieš tapydamas. Ir tada man padeda atsikartyti, nes aš tai nesu toks, žinai, stiprus, kai kartai žiūriu į kitus. Galbūt kiti, žiūrėdami mane, tą galėtų pasakyti, galbūt kitas žmogus nuo mane simtų, aš nuo kitų įmų. Čia, žinai, čia daug yra požiūrio kampų, nes, žinai, kaip sako, yra posakis, ne, kad kieta šaka lūžta, o lanksti lenkėsi, žinai. Tai jeigu tu esi toks kietas, tu gali, žinai, palūžti, nulūžti kažkurio momentu, bet jeigu tu, žinai, va taip pat, gali ir išlaviruoti vieną pusę kitą. Bet čia, žinai, čia yra tikrai požiūrio kampai, čia, žinai, ir kontekstas, ir kur tai padės. Bet viskas, Donatai, žinok. Aš matau, kad mes... Gaila, galėjom dar pašnekėti kažkaip, kad labai mes čia nuvažiavom. Trumpokai gavosi. Tai žodžiu, ką aš noriu tau palinkėti. Gal ne tiek, kad palinkėti, o padėkoti, kad tu palaikai mane, palaikai šitą podcastą, kad esi tikrai krikštatėvis, visas šviesos čia beje yra Donata. Ir varyk toliau, visada tavim tikėjau ir tikiu ir viskas bus gerai. Biški tą Dievo marketingą labiau Donato Želvio marketingą varyk. Gerai? Ačiū tau. Ačiū tau.